Ar žinai, kad perdirbant 1 toną popieriaus išsaugom net 17 medžių? Perdirbant 1 stiklainį sutaupytos energijos pakanka kompiuteriui veikti net 20 minučių. Perdirbant 1 plastikinį butelį, elektros energijos užtenka lemputį išviesti net 6 valandas. Popieriaus šiukšlių talpos žymimos mėlyna spalva. Atliekos privalo būti švarios, neužterštos riebalais ar kitomis medžiagomis. Stiklo šiukšlių talpos žymimos žalia spalva. Jas galite mesti stiklo indus, etikečių nulupti nebūtina, galite išmesti su kamšteliais ir dangteliais. Plastiko šiukšlių talpos žymimos oranžinė arba geltona spalva. Čia meskite plastikinius indus. Tetra Pak, pieno ar sulčių pakuotės taip pat reikia mesti čia. Senas baterijas galite mesti į štai tokius specialius kibirėlius. Tik nemeskite čia elektros lempučių. O štai šios konteinerius galima mesti smulkią elektroninę techniką. Tai gali būti seni kompiuteriai, skaičiavimo mašinėlės, telefonai ar fotoaparatai. Rūšiuok atsakingai. Su Kauno kolegija!